Pažangiausiai ūkininkaujančius ūkius pirmą vietą užėmusi Renata Aleksandravičienė, Vepriai. Renata Aleksandravičienė, Vepriai. Administracijos direktorius laukia Renatos Aleksandravičienės. Ateina. Ateina, atbėga. Antroji vieta Žemės ūkio rūmų yra pripažinta Arvydui Zabuliui, Lyduokių seniūnija. Arvydas Zabulis kviečiamas paimti apdovanojimą. Na, jeigu nėra, perduosim apdovanojimą. Trečioji vieta pripažinta Nerijui Stakauskui, Lyduokių seniūnija. Prašom, ponas Nerijau. Žemės ūkio rūmai taip pat įvertino ir valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jonavos ir Ukmergės rajono inspektorių Vytautą Buteikį. Jis tikrai puikiai atlieka pareigas, padeda mums ir iš tikrųjų diegia naujas gyvulininkystės technologijas, švietėjišką darbą atlieka ir iš tikrųjų puikus pagalbininkas ir mūsų Žemės ūkio skyriui. Vytautas Buteikis. Vytautas Buteikis. Na, jeigu nėra, gal vėliau prie jais perduosim šitą apdovanojimą. Iš tikrųjų, kaip Denytė Gotėlė kalbėjo, buvo ir kitų vertinimų, kitų rezultatų, kitų kriterijų. Komisija rinkosi ir nusprendė išrinkti pažangiausią jaunąjį ūkininką, tiksliau jaunąją ūkininkę Ievą Stragytę. Ieva Stragytė, Leonpolis, Deltuvos seniūnija. Prašom atvykti, paimti apdovanojimo, direktorius pasiruošęs įteikti. Matom bėga, ne Stragytė. Ne. Sekanti nominacija tai yra geriausiai besitvarkantis ūkininkystės sektoriuje ūkininkas. Ir ką jūs matot, kasgi gali būti? O taigi mūsų Vladas Guzelis. Geriausiai besitvarkantis ūkininkystės sektoriuje ūkininkas Vladas Guzelis. Prašom atsiimti apdovanojimą. Na, kol jis ateis arba vėliau ateis, mes jį perduosim. Toliau noriu visiems pagarsinti labai džiugią naujieną. Matot, rudenį, rugsėjo mėnesį iš tikrųjų labai daug yra švenčių. Pas mus vyksta rudens derliaus šventė, Angelų sargų mugė, Algirdiškyje veislinių gyvulių paroda, o vakar vyko Dotnuvoje, Kėdainių rajone, Lietuvos artojų varžybos.